7 valandos pasiruošimui, 1 diena fotografavimui ir 4 savaitės projekto užbaigimui. Fotografo Andriaus Burbos kitaip įamžintos katės pavergė ne tik internautų širdis. Andrius mūsų studijoje, labas vakaras. Andriau, tai ką, socialiniuose tinkluose nusprendėte lengvuoju būdu susirinkti visus laikus, ar ne? Jo, tai nebuvo itin lengvas būdas, bet tiesiog tai dariau ne dėl to, kad susirinkti laikus, bet dėl to, kad man tai buvo tiesiog įdomu. Kaip kilo pati idėja? Nes mačiau, kad buvo klausiančių internautų, ar tai yra originalus projektas. Tai yra, ar ši mintis yra jūsų, ar nusižiūrėta bent jau, ta pati idėja? Nu kaip, pati idėja gimė labai paprastai internete, tiesiog pamačiau, kaip buitišką kamerą tiesiog paprastai žmonės nufotografavo savo kates, kurios galėjo ant jų stalų stiklinių. Ir tiesiog man buvo įdomu pamatyti, kaip tos katės šiaip sėdi, kaip jos kojas sudeda. Ir man buvo įdomu pabandyti, kad nors padaryti savo projektą, kad kaip man pavyktų tai padaryti. Nu, ir galiausiai kažkaip, tai truko metus, aš prieš metus pamačiau, metus svarsčiau, kaip čia man gauti tiek daug kačių, kaip man jas padaryti. Ir atėjo ta diena. Atėjo ta diena, kai buvo tarptautinė kačių paroda. Jūs ten įsisukot, nes visos katės vietoj. Ar lengvai pavyko sutarti su šeimininkais? Ar jie kėlė kokias nors sąlygas? Tai pirmiausia, aš susitariau su pačios parodos bubasti.lt, susiradau jų kontaktus, tada aš su jais susitariau, papasakau savo idėją, papasakau, kas bus, kaip ką, ir tada jiem buvo įdomu. Ir aš tada sugalvojau tokį tekstelį, pasirašiau ant lapo, tada nuėjau prie kiekvieno žmogaus parodoje, papasakau jiems, kad esu fotomenininkas, bandau padaryti kažkokį projektą, bandau fotografuoti kates iš apačios ir ką, ir vieni sakė, kad jo labai įdomu, kiti sakė, kad tuo mes eisim į parodą, parodyti savo katę, tai nenorim jos gąsdinti ir panašiai, bet kaip ir viskas tvarkoja buvo iš tiesų. Aha, su žmonėmis tai buvo tvarkoja, bet katės yra toks gyvūnas, kuris, jisai vaikšto savo vienas ir gyvena savo vienas ir iš tikrųjų jinai yra, bent jau tie, kurie laiko kates, sako, kad žmogus yra katės augintinis, katė yra šeimininkas. Ar lengvai pozavo jau jos visos tos smurklės? Jo, kai kurios labai stengiasi pabėgti. Kai kurios tiesiog, mes turėjom tokį kvadratinį stalą ir ant jos tiesiog padėdavom, aš pasakydavau, į kurią pusę turėtų žiūrėti galva, kokio maždaug rakursų turėtų stovėti katė, ir šeimininkas ją padėdavo ir tiesiog stengiau gaudyti tai, kas vyksta, ką jinai veikia, ką jinai daro, ir po to iš daug nuotraukų padariau iš viso apie 1000 nuotraukų, visų kačių 29 kačių, ir galiausiai po to atrinkau kiekvienos katės po vieną nuotrauką. Tai viena buvo, pavyzdžiui, katė labai įdomi, kad ją padedam ir jinai iš karto atsigula. Tada vėl stengiamės pakelti, kad jinai stovėtų ant kojų ir iš karto atsigula. Tai buvo labai keista ir įdomu. Įvairių buvo situacijų. Sakot, kad esat kačių žmogus, bet parodoje teko dirbti ypatingomis sąlygomis, ar ne? Nes jūs esat alergiškas katėms. Taip, labai keista. Aš turėjau katę nuo 7 metų iki 19 metų, kai man buvo, tai reiškia, užaugo beveik su kate. Visą laiką buvo viskas kažkaip normaliai, bet atėjo laikas, kada tapau alergiškas katėms ir iš tiesų atėjau į parodą, aišku, iškart pradėjau alergiją jaustis, ir ką, aš geriau stiprių vaistų ir kaip ir viskas buvo normaliai. Darydama šitas nuotraukas, Andriau, ar jūs galvojote, vėlgi buvo klausiančių, išleisti knygą, pavyzdžiui, ar ketinote tiesiog surengti parodą, ar tiesiog duoti pasidžiaugti internautams, kokį tikslą turėjot? Tikslas buvo pamatyti, kaip atrodo katės iš apačios, čia buvo pats pirmas tikslas. Antras tikslas buvo tikriausiai kažką kurti. Labai mėgstu kurti, kaip menininkas tikriausiai, ir norėjau tiesiog kažką sukurti, norėjau išbandyti šitą savo idėją, turiu daugelį idėjų, kurioms tikriausiai neturiu laiko pakol kas, bet tai buvo viena iš jų ir aš pagaliau turėjau galimybę kurti. Kūriau ir galiausiai tiesiog internetą paleidau, norėjau, kad žmonės pasižiūrėtų, jiems gal irgi bus įdomu. Ir galiausiai gavau ne per seniausiai pasiūlymą prieš kelias dienas padaryti mažą knygelę. Anglijoje žmonės, viena įmonė sugalvojo padaryti mažą knygelę ir ją pardavinėti. Įdomu. Įdomu ir tai, kad nemaža dalis užsienietiškų, lygiai taip pat portalų, ar ne, susidėjo Prancūzijoje, Kinijoje, Amerikoje, Didžiojoje Britanijoje. Ar, tai bus jūsų tramplinas į tolimesnę karjerą, ar vis dėlto grįšite ir mėginsite grįžti prie
tų savo svajonių, apie kurias, na, tvirčiau galvojate, tai yra mados, ar ne, fotografas? Mada ir reklama yra tai, apie ką aš svajoju nuo pat vaikystės, sakykim. Bet jo, labai keista, kad dabar ties mano vardu taip prilipo toksai kačių pakol kas, katės visur. Madingos katės, nesakykit. Jo, gerai, madingos. Aišku, aš stengsiuosi toliau. Pakol kas dabar mintyse kažkodėl man yra tokios mintys, kad madą susijęti su katėm. Tikriausiai, nes turiu... Tai originalu ir unikalu ir tikriausiai netgi paprasčiau įeiti į rinką radus tą nišą. Tai buvo fotografas Andrius Burba. Ačiū labai, kad atvykote pas mūsų studiją. Ačiū.